Policijos pareigūnai gavę skundą, jog Švento Mato katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai nešiojasi sprogstamasias medžiagas, praėjusią savaitę apklausė vaikus. Dabar tėvų pageidavimų pradėtas tyrimas, ar pareigūnai, tikrindami informaciją, nepažeidė įstatymų. Po to, kai praėjusią savaitę Švento Mato vidurinėje mokykloje apsilankė policininkai ir apklausė moksleivius, miesto merui vieno vaiko mama parašė skundą dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų. Todėl ant kojų buvo sukelti ir savivaldos atstovai, ir teisėsaugininkai. Pedagogai šį skundą vadina nepagrįstu, mat vaikai apklausti dalyvaujant mokytojams. Be to, tokių priemonių imtasi gavus kitų tėvų pareiškimą, jog kai kurie moksleiviai nešiojasi pavojingus daiktus. Kreipdamiesi tėvai dėl 3 vaikų, kurie ir įtariami, vienas turėjęs elektrošoką, kitas turėjęs peilį, kitas yra įtarinėtas, kad turėjo sprogstamasias medžiagas, petardas. Tikrai mes, manyčiau, ir mokykla, ir policija užkirtome kelią ateityje tokiems visokiems nusikaltimams ir nesusipratimams. Dėl šio įvykio pradėtas tyrimas ir savivaldybėje suformuota darbo grupė. Švietimo specialistai tikina, jog jau dabar aiškėja, kad policijos pareigūnai ir pedagogai nepadarė jokio nusižengimo. Anot jų, ši apklausa užkirto kelią galimam vaikų nusikaltimui ar net skaudžiai nelaimiai. Mokykla turi žiūrėti, nes ne visada tėvai realiai gali, sakysime, ir pastebėti, kad ne vienas kitas atnešė. Ir tie atvejai, kurie neseniai nuskambėjo, tarkim, forte, vaikui koją nutraukė, tai mes negalim laukti, kol dar vaikui mūsų mokykloje ranką nutrauks. Šitas atvejis yra tikrai pavyzdys ir mes paruošėme mokykloms net tokią atmintinę, kaip tokiu atveju elgtis, kviestis tėvus greitai pokalbį nesikviesti, nes, policija negali laukti 2 dienas ar ten dieną, kada tas tėvas ateis, juk yra operatyviniai dalykai. Šis atvejis išryškino ir kai kurių įstatymų spragas, todėl jau dabar rengiami pasiūlymai teisinės bazės tobulinimui. Visų pirma, kažkiek tai norminės bazės patobulinimas, ypač administraciniai teisiai, ko praktiškai nėra. Jeigu baudžiamoji teisė, jeigu yra nuvykdomas nusikaltimas, praktiškai viskas reglamentuota nuo A iki Z, kaip vykdyti tas apklausas, kaip bendrauti su vaikais, tai administracinė praktika šito dalyko pasigendama. Norint užtikrinti saugumą švietimo įstaigos, jau artimiausiame tarybos posėdyje bus svarstoma programa Saugi mokykla, saugus vaikas, o mokytojai vis dažniau prabyla apie būtinybę koridoriuose ir galbūt net kabinetuose įrengti kuo daugiau vaizdo stebėjimo kamerų.